Neatsimenu, kada pirmą kartą tėvas save pavadino Alytiškiu. Nebuvo čia nei gimęs, nei augęs. Po studijų gavęs paskyrimą atvažiavo statyti Alytaus. Ir pasiliko. Ilgam. Visam laikui. O aš gimiau čia, šitoj nedidelėj, tokioj puikioj ir savo Nemuno kilputėj. Ir va čia ta viena kilputė, kuri nuo 14 amžiaus dar vadinama Alytaus žeme. Jos gyventojai alytiškiais. Kaimynų suvalkiečių tarpukaryje dar pravardžiuoti alytiečiais. O apibūdinti kaip nuostabiai gražios sukaitės ir itin mandagūs žmonės. Nesuklysiu pasakęs, kad niekad Lietuvoje nebuvo ir nėra kito tokio miesto, kuris taip audringai būtų prisijaukinęs šitiek gyventojų ir šitaip nuo to pusiau stichiško augimo paskui kentėjęs. 20 amžių pasitiko vos 4000, o 1992 metais Liepos mėnesį Alytus jau skaičiavo 78 tūkstančius miestelė. Tai kasgi tu alytiškė esi? Zanemunštikas? Dzūkų kaimietis? Kurorto Putino ar Vidzgirio gyventojas? Ar atvykėlis iš kitų Lietuvos ar pasaulio kampelio? Senas, garbingas savo praeitimi senjoras ar pilnas svajonių abiturientas? Talentinga mažoji pianistė ar kelis šimtus darbo vietų įkūręs verslininkas? Šimtmetį atšventusios miesto ligoninės gydytojas ar negalią turintis jaunuolis? O gal ilgaplaukis besišypsantis neformalas ar garbanė daugiavaikė mama? Kiekvienas kitoks, kiekvienas ypatingas, su bendru vardikliu alytiškis. Vienas iš jūsų dažnai sutinku gatvėse, miesto šventėse ir renginiuose. Kiti rodos išnyksta, pasislėpia savo daugiabučiuose ir privačiuose namuose. Kažkas nueina praeitin. Iškyla nauji lyderiai, nauji veidai. Tikriausiai sutiksite su manim, kad Alytaus žemė davė daug žinomų Lietuvai ir pasauliui vardų. Antanas Jonynas, Stasys Kudirka, Adolfas Ramanauskas Vanagas, Romas Kalanta, Anzelmas Matutis, Konstantinas Kazimieras Raičinskis, Jurgis Kunčinas, Gytis Padegimas, Jurgita Štremikytė, Justina Gringytė ir kiti nuostabūs mūsų krašto žmonės. Galbūt pasaulyje yra ir žinomesnių vardų, taip. Gal net ir įspūdingesnių titulų. Taip, tikriausiai yra. Tik būdamas Alytaus žemės vaikas atvirai sakau, kad būtent šiuos išgirdus man kažkas suvirpa. Kažkas suvirpa skaitant apie gerus jūsų darbus ir poelgius. Nepagražintus. Kasdienius. Tokius svarbius miestui ir jo gyventojams. Ir jau nieko čia nepakeisi. Nes Alytus mano širdį. Labas vakaras, alytiškiai. Labas vakaras, gerbiamos ponios ir ponai. Nuo 2008 metų mūsų miestas Dzūkijos sostinė turi gražų metų akcentą. Tradicinius metų apdovanojimus. Šį vakarą mes pakvietėme jūs jau į 8-osius apdovanojimus. Tam, kad šį vakarą pagerbtume ir padėkotume geriausiams ir šauniausiams alytiškiams. Miestelėnų vertinimui buvo pasiūlyta
daugiau kaip 50 kandidatūrų į daugiau kaip 16 apdovanojimo nominacijų. Šį vakarą laureatams bus įteiktos miesto mero padėkos ir specialiai šiai progai pagaminti medaliai. Šio vakaro išskirtinumas, kad laureatus paskelbs ir padėkos ženklus įteiks, mano nuomonė, garbingiausi mūsų miesto žmonės. Tai Alytaus miesto garbės piliečiai ir įspūdingų laimėjimų pasiekę jaunieji alytiškiai. Mūsų visų garbinga ateitis. Į sceną aš norėčiau pakviesti Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių ir Putinų gimnazijos moksleivę Martyną Džebarovaitę, šaudymo sporto Lietuvos olimpinės pamainos rinktinės narė, Lietuvos suaugusių ir jaunimo rinktinės narė, pasaulio jaunimo ir Europos jaunimų čempionatų dalyvę. Malonu Jūs matyti. Labas vakaras. Gerbiamas merė, trumpa sveikinimo kalba. Labas vakaras, mėly alytiškiai. Žalias, jaukus, saugus, gražus. Kiek daug epitetų mes sakome patys ir girdime apie mūsų miestą. Bet miestą, kaip ir valstybę, sudaro žmonės. Jūs, mes, mūsų vaikai, anūkai, mūsų tėvai, seneliai. Ir be abejo, infrastruktūra. Tai mokyklos, įvairios kultūros įstaigos, verslo įmonės, kurios kuria naujas darbo vietas, kuriuose dirba mūsų vaikai, mes patys. Tai yra mūsų miestas. Ir mes laimingi, kad gyvename, bent jau aš tikrai laimingas, kad gyvenu Alytuje, džiaugiuosi šito miestu, jį gerbiu ir dievinu. Tai tikiuosi, kad jūs tą patį darote. Mylėkime savo miestą, puoselėkime jį. Na, o šiandieną linkiu Jums gero vakaro, gerų įspūdžių. Na, o dabar pradėkime metų apdovanojimus. Ir pirmoji nominacija – metų darbdavys. Dėmesio į ekraną. Metų darbdavys. Gerbiamas merė, Jums dabar galimybė sužinoti kartu su mumis, kasgi pripažintas metų darbdaviu. Prašau. Baltas lapas ir tiek. Šiaip metų darbdavys uždaroji akcinė bendrovė Parama. Kviečiame į sceną bendrovės Parama atstovus. Noriu visiems padėkoti, kad mūsų įmonė išrinko metų darbdavį. Dėkingi visam kolektyvui ir esame suinteresuoti, kad mūsų darbuotojai būtų motyvuoti dirbti mūsų įmonėje. Laukime kiekvieno savo srities specialisto kvalifikuoto apsilankyti pas mus darbo pokalbį. Ir manau, kad mes nesame tobuli, bet linkę tobulėti. Įvertinimų savivaldybei ir kas balsavo, nežinau, bet iš tikrųjų nuoširdus ačiū. Dėkojame Jums, tai buvo metų darbdavio apdovanojimas. Na, dabar pažvelkime į antrąją nominaciją – geidžiamiausias darbdavys. Geidžiamiausias darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Irseva. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos mediena. Uždaroji akcinė bendrovė Granul Invest. Gerbiama Martyna, dabar jau Jums galimybė paskelbti geidžiamiausio darbdavio nugalėtoją. Geidžiamiausias darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos mediena. Ir jos atstovus mes kviečiame į sceną. Geidžiamiausias darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos mediena.
Jeigu galima, keletą žodžių. Tai tie patys keletą žodžių. Ačiū visiems, kurie balsavot. Ačiū savivaldybei, kad pastebėjot mus. Na ir sieksim išlaikyti šitą titulą. Tai ačiū labai visiems. Ačiū Jums. Gerbamieji, na, o dabar pažvelkime į trečiąją šio vakaro nominaciją, tai yra socialiai atsakinga įmonė. Socialiai atsakinga įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė Glas LT. Uždaroji akcinė bendrovė Tankos. Uždaroji akcinė bendrovė Vaita Baltic International. Kągi, gerbiamas merė, prašome, kasgi tapo socialiai atsakinga įmonė? Socialiai atsakinga įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Vaita Baltic International. Vaita Baltic International, socialiai atsakinga įmonė ir jos atstovus Vladislavą Gulevičių mes kviečiame į sceną. Kas yra? Tai 20 metų praktikos, 20 metų triūso, 20 metų gerų pasiekimų ir aišku 20 metų gražių darbų. Ir nesvarbu, kad mes esame apskritai viena didžiausių įmonių suteikiančių darbą savo žmonėm ir šeimoms leidžiančios gyventi gerai, bet mes neužmirštame taip pat teatro, neįgaliųjų, mokyklų ir visų tų, kurie mažiausiai gali savo padėti. Ir tie 20 metų, kaip rezimuojant, turbūt niekaip negalima savo pasakyti, kad jie buvo blogi. Jie buvo nuostabus, vien todėl, kad mes ir savo tikslus pasiekėm, ir bendruomenę jungiam kartu prie mūsų. Tai kad verta dirbti, verta gyventi ir verta aplinkui vystyti gėrį. Gerbiamas Vladislavai, keletą žodžių, prašau. Ačiū visiems labai balsavusiems. Ir daug čia pasakiau tam klipe, bet noriu visus pakviesti prisijungti kuo arčiau, kad būtų dar didesnė konkurencija. Tada bus visiems, kurie stokoja geriau ir atitinkamai žmonės, kurie dirba mūsų įmonėse, labiau jausis socialiai saugus. Ačiū Jums, nes būtumėte sveiki. Ačiū labai, dėkojame merui, dėkojame Martynai. Ir aš tikiuosi, kad šį vakarą iš tikrųjų nominacijų gausybė. Ir man džiugu, jog alytiškiai buvo labai aktyvus balsuodami už kiekvieną nominaciją. Nes alytiškis, kuris bebūtų, jis vis tiek išlieka savo miesto patriotas. Aš taip įsivaizduoju ir neatsitiktinai šį vakarą scenoje mes matysime žmogų, kurio kūryboje Alytus tai yra neatsiejama dalis. Tai yra to šaknis, jo kūryba. Tai Albertas Antanavičius Šekspyras ir puikus muzikantas, smuikininkas, kuris taip pat stengiasi kiekvienais metais atiduoti savo kūrybinę jėgą, savo energiją, Algirdas Verbauskas bei Alytaus miesto teatro aktoriai. Nusikelkime dabar į miesto sodą, į tą vieną gražiausių mūsų miesto kampelių ir paklausykime Alytaus fontano. Albertas Antanavičius Šekspyras ir Algirdas Verbauskas. Susitikome žalią birželį, netikėtai visai kaip kine. Tu norėjai praeiti pro šalį, bet likimas tau ištarė ne. Tas įklijo dangus lyg ekranas, juodai baltas ir mažas visai. Parketus čia tik senas fontanas, mes ir žiūrintys kiną bezai. Ėjom mudu vaivorykštės lieptų, viens į kitą ištiesę rankas. Griuk iš juoko įjungė per lietų, seną parko fontaną kažkas. Ir dabar lyg 100 metų atgal, parketų dviejų širdys gyvena. Iš toli jas paliesti gali, kaip per lietų įjungia fontaną.
kad lietus kada nors pasibaigia, žinojai geriau už mane, dar žinojai, kad žodžių nereikia, kaip ir dera be garselkinę. Visos dienos tik tavo ir mano, ir nerko suk galvos dėl kalbų, tik tai meilė, lietus ir fontanas, mums abiems buvo tas ir svarbu. Ak ir šėlom ir dulkom tą kartą, tamsiame, bet mielam fontane. Na ir kas, kad netyčia tu vardą pamiršai, pasakyt lyg kine. Ir dabar, lyg 100 metų atgal, parke mudviejų širdys gyvena. Iš toli, jas paliesti gali, kaip per lietų įjungia fontaną. Ir dabar, taip toli, taip arti, atmintis skaidrus lietus rovena. Ir dabar, aš brendu širdimi, Alytaus miesto sodo fontaną. Alytaus miesto sodo fontaną. Alytaus miesto sodo fontaną. Ačiū Algirdui. Iš tikrųjų, tai yra tie žmonės, kurių kūryba, aš tikiuosi, džiugina visus, nesvarbu kiek mums metų, nes juose yra tikra emocija. Tikra emocija ir mūsų metų apdovanojimuose. Į sceną aš noriu pakviesti 2017 metų Alytaus miesto garbės pilietį Vytautą Mockevičių ir Alytaus Drevinuko mokyklos darželio 3A klasės mokinę Tėją Krisulevičiūtę, Lietuvos šokio čempionę, Lietuvos talentų finalistę, prestižinio konkurso Ido šokio pasaulio taurė vykusio Vokietijoje Rieso mieste finalistę. Na, o dabar pristatome 4. nominaciją – labiausiai augantis verslas. Pažvelkime į ekraną. Labiausiai augantis verslas. Ir, gerbiamas Vytautai, dabar jums labai atsakinga funkcija. Prašome paskelbti, kas šioje nominacijoje tapo nugalėtoju. Prašome. Nugalėjo UAB Stora Enso Lietuva. Stora Enso Lietuva, jos atstovus mes kviečiame į sceną. Sparčiai augantis verslas visada turi iš esmės daug tokių savyje faktorių, kurie tą dalyką lemia, ir mūsų versle iš tikrųjų tas augimas yra nuoseklaus darbo rezultatas. Kiekvienais metais iš esmės mes persižiūrime savo ir produktų krepšelius, ir pačią procesą, ką mes gaminame. Ir šitie dalykai visada mus veda link to, kad padidėja šiek tiek ir kiekis. Nors mūsų šiai dienai kiekio didėjimas nėra pagrindinis tikslas. Visa esmė yra ir tikslas pakelti produkto vertę. Stabilumas žaliavų šiai dienai, sakykime, teikime, nežiūrint ekonominių visų aspektų, irgi prisideda prie labai stabilaus ir tokio sistemingo augimo, kuris šiai dienai kol kas tęsiasi, ir mes tuo labai džiaugiamės. Galbūt keletą žodžių. Labas vakaras. Labai smagu buvo, kad esam pastebėti, ir labai smagu, kad tos mūsų pastangos auginti mūsų veiklą ir verslą
liko, kaip sakyt, pastebėtos ir visos komandos vardu noriu pasakyti ačiū visiems už šį apdovanojimą ir tai, ko gero, skatins mūsų augti toliau. Ačiū labai. Ačiū Jums, dėkui. Dėmesio, o dabar 5. mūsų vakaro apdovanojimų nominacija – Efektyvus verslas. Efektyvus verslas. Uždaroji akcinė bendrovė Svenheim. Uždaroji akcinė bendrovė Maristika. Uždaroji akcinė bendrovė Stora Enso Lietuva. 3 nominantai, Tėja, dabar jau visa atsakomybė tau. Aš noriu pakviesti tave prie mikrofono ir pabandykime, neskubant, įvardinti, kasgi tapo efektyvaus verslo nugalėtoja. Stora Enso Lietuva. Gerbiamas Darius per anksti pabėgo savo Stora Enso Lietuva. Pripažinta efektyvaus verslo nominacijos nugalėtoja. Kviečiame Jūs. Daug galvojame, kaip mes čia galėtume prisistatyti, kodėl mes pelnėmės tokios nominacijos. Aišku, visų pirma, kas ateina į galvą, kad efektyvus verslas prasideda nuo efektyvios komandos, kuri mes šiandienai turime pakankamai stabilę, profesionalią. Ir kuomet komanda nusistato realiai labai ambicingus tikslus, tų tikslų siekia ir iš esmės reaguoja į kiekvieną rinkos pokytį, į kiekvieną paklausos atsiradimą, stengiamės išlaikyti savo pačią gamybą pakankamai lanksčią, tuo būdu apibūdinami ganai efektyvi ir reaguodami į kiekvieno kliento lūkesčius, atitinkamai tas efektyvumas atsispindi ir kasdienėje veikloje. Kita nominacija ir kitas padėkos žodis. Nesitikėjau, aišku, čia tokio veiksmų tokių, bet belieka pasakyti dvigubą ačiū visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jums. 2 kartus nominacijų nugalėtojas. Bendrovės Stora Enso Lietuva, ponas Vytautai, ačiū Jums, ačiū Jūsų žavingai pagalbininkiai. Mane žavi tie jauni žmonės, kurie nejaučia jokio komplekso, nesvarbu kokioje scenoje jie stovėtų, jie žino, kodėl jie ten yra. Ir vieni iš tokių tai šio vakaro mūsų šokių studija Aušrinė, kuriems ar pasaulio taurės scena, ar gimtojo miesto scena, tai yra scena ir žiūrovai. Mes dabar matysime jų kompoziciją Older, Aušrinė. And now the
į studiją Aušrinę. Ačiū Jums. Iš tikrųjų, tai kolektyvas, kurį puikiai žino ne tik Lietuvos, Europos, bet ir pasaulio šiuolaikinio šokio mėgėjai. Na, ne tik mėgėjai, bet ir profesionalai. O dabar į sceną mes kviečiame 2008 metų Alytaus miesto garbės pilietę Prancišką Danutę Plytnikienę ir Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokinį Uosį Nojų Galkevičių. Europos komisijos vertimo raštų generalinio direktorato jaunųjų vertėjų konkurso nugalėtoją. Lietuvoje tarptautinių ir respublikinių konkursų dalyvį ir prizininką. Malonu matyti Danutę ir be jokios abejonės Uosį. Na, o dabar pažvelkime į 6-ąją mūsų vakaro nominaciją. Ir ekrane bus inovatyvaus verslo, tau turbūt tai labai aktualu, nominacija. Pažvelkime. Inovatyvus verslas. Uždaroji akcinė bendrovė Fabrik Air. Akcinė bendrovė Snaigė. Uždaroji akcinė bendrovė Svenheim. Gerbiama Danutė, na, o dabar jūs paskelbsite, kasgi tapo inovatyviausia įmonė Alytuje. Prašome. Taigi, inovatyvus verslas UAB Snaigė. Snaigės atstovus mes kviečiame į sceną. Jau 45 metai, kai mūsų šaldytuvų gamykla gamina šaldytuvus Snaigė. Per tos metus mes, mūsų specialistai, visi stengiasi naudoti visas inovacijas, naujas technologijas, naujus mokslo pasiekimus, bendradarbiauti su mokslininkais, kad galėtų vykdyti visus mūsų tiekėjų, mūsų pirkėjų lūkesčius ir viršyti juos. Per tą visą laikotarpį mes pagaminome virš 12 milijonų šaldytuvų. Aš tik stebiuosi, visi mūsų nugalėtojai tokie kuklus, taip į kamputį vis pasispausti, aš noriu, kad jūs jau ant sceną vis dėlto išeitumėt. Labas vakaras. Norėčiau visiems Snaigės darbuotojų vardu padėkoti už tai, kad balsavote, išrinkote mus. Taip pat organizatoriam už puikų vakarą suteiktą. Kitais metais tikiuosi, kad jau kalbėsim apie 4. pramonės revoliuciją, dovanosim, kurie labiausiai robotizavo įmonės. Dėkui visiems. Ačiū Jums. Na, o mūsų apdovanojimų vakaro 7-oji nominacija – originaliausias smulkusis verslas. Originaliausias smulkus verslas. Flower Power gėlių studija. Kavinė Kavos namai. Uždaroji akcinė bendrovė Viecinis. Uosi, dabar tavo eilė paskelbti šios nominacijos nugalėtoją. Originaliausias smulkusis verslas – kavinė Kavos namai. Kavos namai, jų atstovą mes kviečiame į sceną. Ačiū labai už nominaciją. Žinokit, kad Kavos namai yra mūsų visų namai. Ir visada jūs čia esate laukiami. Kodėl mes esame originaliausi? Galbūt todėl, kad stengiamės jums dovanoti gerą emociją, o ne tik skanią kavą. Ir su kiekvienu puodeliu nukelti į trumpas atostogas. Prašome, aš jums šiek tiek padėsim. Iš tikrųjų labai smagu ir netikėta. Negaliu nusipimti visų nuopelnų vien aš, nes be Flower Power neįsivaizduoju Kavos namų. Ir manau, kad mes visi buvom verti nugalėjimą. Ačiū. Ačiū Jums už skanią kavą, juk ne tik. Dėkojame. Taip. Ne viskas, gerbiama Danutė. Mes ir toliau kviečiame likti salėje ir būti mūsų šventės dalyvių. Ačiū Uosai. Iš tikrųjų, kiek žmonių, tiek požiūrių, kiek žmonių, tiek nuomonių. Kiekvienoje nominacijoje, galima sakyti, yra to verti žmonės. Vienais metais vieni, kitais metais kiti, bet svarbiausia, jog jie visi yra alytiškiai. Jie gyvena, jie kuria, jie myli čia.
mūsų mieste. Kartu su jais ir Artūras Sikorskis ir grupė Vynas. Ir Jonas Sikorskis. Dėmesio, šį vakarą premjera. Daina Kalbėk. Tai atrinkta į ketvirtį amžiaus. 25 metus brandinta vinilo plokštelė. Vinilas. Paprastas pavadinimas, kaip ir paprastos, tačiau tokios tikros ir nuoširdžios Artūro dainos. Kovo mėnesį čia, šioje teatro didžioje scenoje, grupė Vynas pristatys savo vinilinį albumą. O šiandien Kalbėk, Artūras Sikorskis ir grupė Vynas. Prasmės ir panariai, labirintai, teisybės ir paguodos tiltai, kai juos tai keiti pasaulį. Žodžiai ateina kartais tartum branduolinis ginklas, arba bukais ramybės tyliai krinta, o juose šviesa, viltis ir meilė, juose aš gyvenu. Man tavo žodžiai beprotiškai svarbus, net kai nuobodus gyventi ar mirti, Šekspyro klajonės kasdienomis laukia gražesnio rytojaus. Kalbėk, kalbėk, spalvom kasdienybės, per speigą troškulį, vardan ramybės, aš tavo mintis gaudau kaip ora, juose užkoduoti kaprizai ir norai. Kalbėk, net jei pamiršiu, net jei netikėsiu, ir tyliai išnyksiu, tirpstu kaip sniegas nuo tavo žodžių, tu tik kalbėk. Ačiū. Artūrui, ačiū grupei Vynas ir lauksime kovo mėnesį jūsų vinilinio albumo ir žinoma jūsų koncerto. Aplaukime jiems. Mes tęsime mūsų apdovanojimų ceremoniją ir šiandien man yra puikia proga iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų prisiminti tos garbingus žmonės, kurie garbingai nešioja Alytaus miesto garbės piliečio vardą. Į sceną aš noriu pakviesti 2012 metų Alytaus miesto garbės pilietį Zenoną Bulgakovą ir Ievą Jacevičiūtę, Lietuvos rekordininkė 400 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje, kandidatė į Lietuvos plaukimo meistrus, Lietuvos jaunimo rinktinės narė, Lietuvos plaukimo čempionato, Baltijos šalių čempionato, 400 kompleksinio pirmos vietos, 200 kompleksinio plaukimo antros ir ketvirtos vietų laimėtoja.
Gerbėmiai, gal vieną žingsnį į priekį. Jūs taip kuklus esate, bet aš suprantu, šiandien apdovanojimų vakaras. Šiandien labai svarbi 8 nominacija, kuri vadinasi Už nuopelnus švietimui. Dėmesio. Už nuopelnus švietimui. Aldona Ramanauskaitė, Alytaus jaunimo centro muzikos mokytoja ekspertė. Beata Šadurskienė, Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Virginija Vitunskaitė, Sakalėlio pradinės mokyklos direktorė. Gerbiamas Zenonai, dabar jūs turite paskelbti, kasgi tapo šios nominacijos nugalėtojų. Prašome. Už nuopelnus švietimui. Aldona Ramanauskaitė, Alytaus jaunimo centro muzikos mokytoja ekspertė. Gerbiamą Aldoną mes kviečiame į sceną. Darbas man labai patinka ir labai džiaugiuosi, kad būtent tapau mokytoja, o ne prekybininkė, nes kažkada tai žadėjau. Pasirodo, kad mano poreikis gyventi su muzika buvo didesnis negu kažkieno kito pasiūlymai. Labai džiaugiuosi, kad visą tai, ką darau, darau ne viena. Niekada nesakau aš, nes aš tik vienas žmogus. Mūsų vaikai, mūsų mokiniai, tai yra didžiausias džiaugsmas. Peržiūri visus diplomus ir padėkas, tai tik akimirkos buvo, bet jos primena, kad tu darei ne veltui. Tos pergalės yra malonios, bet tai yra pavieniai laimėjimai, kurie džiugina trumpai. Daug didesnis džiaugsmas, kai tu tai, ką darai, gali atiduoti 100 žmonių. To moko ir vaikus. Gerbiamą Aldoną. Kaip sakėte, jaunimas nesijaudina ir geriau dainuoti nei kalbėti. Skriaudų širdin neimkime ir laimė grįžt galės, kas gera prisiminkime, kas bloga lai išblės. Va tokiu principu einame su vaikais ir ačiū Jums labai visiems už pasitikėjimą. Ačiū. Ačiū Jums. Na, o dabar Zenonai ir Ieva. 9 nominacija. Ievai turėtų būti labai aktuali. Už nuopelnus sportui. Dėmesio į ekraną. Už nuopelnus sportui. Sigitas Katkevičius, 2018 metų Atvirų Azijos ir Ramiojo vandenyno veteranų čempionas. Kristina Gryžienė, 2018 metų Europos moterų sporto veteranų krepšinio čempionato nugalėtoja. Algimantas Norkeliūnas, 2018 metų pasaulio sporto veteranų sambo varžybų bronzos medalio laimėtojas. Na ir gerbiama Ieva, Jums dabar tenka garbė paskelbti, kasgi tapo nugalėtojų šioje nominacijoje. Už nuopelnus sportui. Kristina Gryžienė. Gerbiama Kristina, mes kviečiame į sceną. Alytaus komanda, pagrindės alytiškės, kurios atstovauja Lietuvą veteranų įvairiose amžiaus grupėse. Aišku, mes šiuo metu esame 45+. Na ir pasaulyje yra žinomas Lietuvos ir Alytaus vardas ten, kur mes dalyvaujame. Todėl, aišku, dėkingos ir savivaldybei, ir visiems, kurie prijaučia. Randam tikrai žmonių, kurie susiję, jie patys per save žino, kas tai yra ir kiek tai yra emocijų, kiek ką reiškia mažos pergalės, jos lygiai tokios pačios, kaip ir dideli laimėjimai, emocijos tikrai tokios. Na ir kągi, į Alytų visada parveža medalius. Kristina. Labai diena. Be abejo, pirmiausia, noriu padėkoti balsavusiems, kurie užskraidino mane į šitą sceną. Žinoma, lengviau krepšinio aikštelėje negu čia dabar. Ir pirmiausia, noriu padėkoti komandai,
be kurios niekur nieko negali nuveikti, vienas daug neprivaidinsi šitoj srity, todėl labai dėkinga, kad galim mes vykti, parodyti ir visiems dažnai priminti Alytaus vardą ir kad mes visada už Alytų. Ačiū Jums. Ačiū Kristinai. Na, mūsų apdovanojimo maratone 10 nominacija už nuopelnus kultūrai. Už nuopelnus kultūrai. Alytaus miesto teatras. Alytaus kraštotyros muziejus. Tomas Nikulinas, viešosios įstaigos savanorystės tiltai vadovas. Gerbiamas Zenonai, žygiuojame prie mikrofono. Dabar paskelbsime, kamgi šiais metais įteiksime apdovanojimą už nuopelnus kultūrai. Čia ko gero jums irgi aktualu. Alytaus miesto teatras. Alytaus miesto teatro atstovus mes kviečiame į šią sceną. Tik nežinau, kur mes surasime. Miestą ir teatrą, tai ko gero reikėtų pasakyti, kad tiek pasaulinis, tiek europinis teatras vis labiau artėja prie savo bendruomenės, prie miesto bendruomenės, išeidamas iš pastato, išeidamas iš juodosios teatro dėžutės ir vis labiau komunikuodamas su bendruomenė, įtraukdamas ją į įvairias veiklas. Mūsų teatras neišimtis, jis ko gero vis labiau tampa tikruoju miestu. Dėl ko aš labai džiaugiuosi. Labas vakaras. Kai prieš keletą vakarų niekaip negalėjau užmigti atakuojama minčių apie šio renginio režisūrinius sprendimus, atklydo viena mintis. Aš pagalvojau, Inesa, tu turi tokį lobį aplinkui, tu turi tokius nuostabius bendradarbius, kolegas, kurie tau padeda įgyvendinti kartais pačias kosmosą siekiančias idėjas. Na, pavyzdžiui, kad ir suorganizuoti festivalį naktį. Na, pavyzdžiui, kad ir šiandienos renginys, kai mes puikiai žinom ryte repetuojant, kaip strigo technika, kaip nesisekė vieni ar kiti techniniai dalykai, bet aš žinau, kad su jumis viskas įmanoma. Kaip besibaigtų šitas vakaras, aš žinau, kad jūs esate tikra komanda. Ačiū Jums. Ačiū Alytaus miesto teatrui. Dėkojame Zenonui, dėkojame Ievai. Ačiū Jums už Jūsų pastangas. Nu, mes tęsime mūsų šio vakaro koncertinę programą ir dabar aš norėčiau kiekvieną iš mūsų paprašyti pagalvoti. Pagalvoti apie tikėjimą. Apie tikėjimą savimi, apie tikėjimą šalia esančių žmogumi, apie tikėjimą savo miestu. Gintarė Radauskaitė ir Petras Lisauskas. Meilė nemirs, jei tiki.
tu toliau nei aš maniau. Neberas ko gero, mano mintis kur esi. Kas bus, klausia naktys, jeigu širdis pasiklys. Kiti kontinentai ir laikai jau kiti. Ar mane girdi? Ar mane girdi? Laikas bejėgis, man lieka tikėti sugrįši. Ir prisiliesti tau ranką ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirsia tiki, jausmas nemirsia tiki. Dieviškai gera, kai užmiršta siela sugrįžta. Net į bedugnę ir perėjus ugnį sugrįžti. Jausmas nemirsia tiki, jausmas nemirsia tiki. Dieviškai gera, kai užmiršta siela sugrįžta. Net į bedugnę ir perėjus ugnį sugrįžti. Jausmas nemirsia tiki, jausmas nemirsia tiki. Laikas bejėgis, man lieka tikėti sugrįši. Ir prisiliesti tau ranką ištiesti, kai grįši. Jausmas nemirsia tiki, jausmas nemirsia tiki. Bravo, Gintarė Vadauskaitė ir Petras Lisauskas. O į sceną aš norėčiau pakviesti dar vieną Alytaus miesto garbės pilietį. Šis titulas jam buvo suteiktas 2013 metais Juozą Daukšį ir Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinę Saulę Mikilionytę. Lietuvos merginų krepšinio U18 rinktinės narę, pernai Austrijoje vykusio Europos krepšinio čempionato B diviziono čempionę, 2018 krepšinio turnyro Sprite absoliučią nugalėtoją, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos U16 čempionę ir šio čempionato žvaigždžių dienų dalyvę. Asmeniniu kvietimu ji dalyvavo NBA be sienų stovykloje Izraelyje. Na, 11 mūsų vakaro nominacija už Alytaus miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje. Pažvelkime. Už Alytaus miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje. Lina Rutkauskaitė, Alytaus Jotvingių gimnazijos biologijos mokytoja. Sportininkas Donatas Dundzys, Alytaus jaunimo centro teatro trupė Skrajokliai. Gerbiamas Juozai, dabar jūs turėsite paskelbti, kasgi nugalėjo šioje nominacijoje. Už Alytaus miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje apdovanota Lina Rutkauskaitė. Gerbiamą Liną mes kviečiame į sceną. Kai manęs paklausė, kur yra ypatingas Alytus, aš net nedvejodama atsakiau, kad tai yra puikia vieta auginti vaikus. Sakydama, taip turiu omenyje ne tik miestą supančią gamtą, gausybę rekreacinių zonų mieste, bet ir puikias Alytaus miesto ugdymo
įstaigas, kurių mokytojai geba užtikrinti itin aukštus mūsų jaunosios kartos išsilavinimo standartus. Aš esu Lina Rutkauskaitė, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokytoja, o čia yra mano mokiniai Gintarė, Julius, Augustas ir Lukas, kurių nacionaliniai pasiekimai šiais metais leido parodyti šiek tiek kitokį miesto veidą. Miesto, kuriame yra gera ne tik tai sportuoti, šokti ar muzikuoti, bet ir mokytis. Gerbiama Lina, sveikiname. Jeigu galima prieš tardama padėkos žodį, paprašysiu visų paploti ekrane matytiems mano mokiniams, kurie yra kažkur ten salės gale. Julius, Lukas, Augustas ir Gintarė. Visų pirma, mūsų nominavimas šitokioje nominacijoje buvo labai didelė staigmena, atskleidusi miesto ambicijas garsėti savo jaunosios kartos akademiniais pasiekimais, kuo aš labai didžiuojuosi. Ir noriu padėkoti savo kolegams, nes gimnazijose mokiniai atsiranda ne iš gatvės. Jie ateina iš savo šeimų, ateina iš pradinių mokyklų, ateina iš pagrindinių mokyklų ir suteikia mums didelį malonumą jais didžiuotis, tuomet, kai jie įrodo dar kartą, kad Alytus puikiai vieta auginti ir ugdyti vaikus. Dėkui. Dėkojame gerbiamai Linai. Ir tai yra geriausias įrodymas, kas yra mokytojas. 12 nominacija – už aktyvią visuomeninę veiklą. Už aktyvią visuomeninę veiklą. Kristina Dudonytė. Už aktyvią veiklą ginant neįgaliųjų teisės tapti visaverčiais visuomenės nariais. Šarūnas Kleigeris. Už mentorystę bei sporto renginių Alytaus pusmaratonio bėgimo kovai su vėžiu palaikyti organizavimą. Nadežda Krakovskaja. Už aktyvų tautinių mažumų kultūros puoselėjimą. Kągi gerbiama Saulė, bandome atspėti, kasgi tapo šios nominacijos nugalėtoja. Kristina Dudonytė. Gerbiama Saulė, gerbiamas Juozai, aš siūlau jums nusileisti. Labas vakaras, Kristina. Malonu matyti. Čia. Prašom. Kristina, aš norėčiau, kad jūs tartumėt keletą žodžių, bet prieš tai noriu pasakyti, man šiandien gaila, kad aš negaliu jūs pakviesti į sceną taip paprastai. Bet žinot, ką šiandien sužinojau? Kovo mėnesį čia jau stovės keltuvas ir mes galėsime bendrauti ten scenoje. Prašau. Labai džiugu. Labai džiugu būti vertinta už tai, ką darai iš savęs, bet kaip ten sako, vienas laukani karys. Tai norėčiau padėkoti visai bendruomeniai, nes tikiuosi dėka yra padaryti darbai kartu. Bet kad dėl žmonių su negalia gerovės dar yra ką veikti, tad norėčiau palinkėti visiems, kad mes būkime kol labiau bendruomeniški, kol labiau pastebėkime visus, bet taip pat kol labiau įtraukime visus. Ačiū, Kristina. Ačiū tavams. Gražius žodžius. Gerbiamas Juozai, dar kviečiu lipti į sceną. Ir žinote, kodėl aš jūs kviečiu? Todėl, kad mūsų laukia dabar labai svarbi nominacija. Ir jūs, ko gero, čia su manimi nepasikinčysite. Žinot, kaip jis skamba? Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius. Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, sekretorė Aldona Turauskytė. Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus miesto skyrius, vadovė Onutė Žilionienė. Alytaus Šventų Angelų sargų parapijos Caritas centras, vadovė Aldona Vasiliauskienė. Gerbiamas Juozai, prašome paskelbti šios nominacijos nugalėtoją. Šios nominacijos nugalėtoja yra Aldona Vasiliauskienė. Gerbiama Aldona, mes kviečiame į sceną. Kas nežino, ką tai reiškia Caritas? Tai yra visų nelaimėlių, visų, kurie bėdoje šiandien atsiduria, namai tokie, kuriems visada galim padėti. Galim padėti drabužiais, galim padėti maistu, maitinam. Aš pati asmeniškai prieš didžiąsias šventes su Birute Žemaityte ubagaunu prie bažnyčios, renkam aukas stalui šventiniam. Būna, kad susirenkam iki 300 eurų. Iš tų pinigėlių mes ir maitinam. Gerbiama Aldona, šiek tiek padėsiu jums. Prašome. Labai didelis ačiū visiems, kurie balsavot ir aš tai žinokit čia visai smulkmena, jeigu nebūtų jūsų visų. Nes aprengt, pamaitint, tai čia vienas dalykas, bet gaut šitą viską, tai be jūsų mes niekas. Labai dėkoju savo visiems savanoriam, be kurių tikrai vieną nieko nepadaryčiau. Dekanui ir visiems alytiškiam didelis ačiū. Ir apsidairykim apie save, kam nors gal ko nors reikia. Ačiū dar kartą. Ačiū Jums, gerbiama Aldona. Ačiū gerbiamam Juozui, dėkui Saulei, ačiū Jums už Jūsų kilmingą darbą. Dėkui. Na, dabar mūsų programoje mes pasižvalgysime po tai, ką galime drąsiai sakyti, mes turime tą išskirtinį bruožą. Po talentingus vaikus. Muzikos mokyklos auklėtinis Ąžuolas Vaičaitis, mokytojas Paulius Adomaitis, akomponiatorė Lina Gromavičienė ir balerina Augustina Kizelytė. Nemirtingas kūrinys. Leonard Cohen. Aleliuja.
Ąžuolas Vaičaitis, Paulius Adomaitis, Lina Abramavičienė. Man bus labai įdomu Ąžuolą išgirsti šioje scenoje dar po 10 metų. Jūs galite įsivaizduoti, ką tuo metu jis gros. Na, o į sceną aš noriu pakviesti Alytaus miesto mero pavaduotoją Valią Gibienę ir Alytaus Švento Benedikto gimnazijos mokinį Nojų Radzevičių, tarptautinės 52-osios Mendelėjevo chemijos olimpiados bronzos medalio, 56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 3 vietos, Respublikinio akademiko Janickio chemijos konkurso 2 vietos laimėtoja. Prašome drąsiau. Ir 14 labai svarbi nominacija už nuopelnus vaiko geroviai. Už nuopelnus vaiko geroviai. Zita Kaluževičienė, globėja. Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė. Gerbiama Valia, aš noriu pakviesti jūs prie mikrofono ir sužinosime, kas tapo nominacijos nugalėtojų. Nuopelnus vaiko geroviai. Globėja Zita Kaluževičienė. Gerbiama Zita, mes kviečiame į sceną. Prieš 25 metus man teko apsilankyti Alytaus vaikų globos namuose. Pabendravusi su vaikais, supratau, kaip jiems reikia šeimos, kaip jiems trūksta mamos ir širdies šilumos. Ir 1995 metais su vyru mes įkūrėme šeimyninius globos namus, o vėliau šeimyną. Taip ir užauginome 11 svetimų vaikų. Ir mes šiandien džiaugiamės mūsų užaugintais vaikais, jų vaikais, tai yra mūsų anūkais. Ir visi sugrįžta, suvažiuoja į mūsų jaukius naujus namus, švęsti šventes, pabūti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais. Ačiū visiems tikrai ir miesto valdžiams, visiems, kurie pastebi ne tik tai verslininkus, ten švietimo, medicinos, kultūros darbuotojus, bet paprastas šeimos mamas. Tokia ir esu. Ir dėkoju tikrai, kad pastebėjo ir įvertino ir mano darbą. Ir linkiu, kad Alytuje neliktų globos namų, o visi vaikai augtų šeimose. Tikrai jiems reikia šeimų, reikia mamų, reikia jiems gerų mylimų širdžių. Ačiū visiems. Ačiū jums, Zita. Na, o dabar pažvelkime į 15 nominaciją už nuopelnus sveikatos apsaugai. Už nuopelnus sveikatos apsaugai. Birutė Maciulevičienė, viešosios įstaigos Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės gydytoja akušerė ginekologė. Dalia Svilienė, Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja. Darius Sabestinas, odontologijos klinikos Tinas ir Rytis Sarpalius, odontologijos klinikos Danties linija vadovai. Na, o dabar Nojau, nežinau, tu esi puikus chemikas, nežinau, ar būsi medikas, bet iš tavo lūpų mes sužinosime, kasgi tapo nugalėtojų šioje nominacijoje. Nugalėtoja yra Birutė Maciulevičienė. Gerbiamą Birutę mes norime pakviesti į sceną. Per 40 metų praleistų Alytuje daug kas pasikeitė. Pasikeitė miestas, pasikeitė veidai. Gimdo prie manęs gimusios mergytės, tėveliai augina vaikučius. Iš šio pasaulio iškeliavo daug iškilių Alytaus žmonių, tame tarp ir mano kolegų, mano mokytojų, korifėjų. Pasikeitė mokslas, pasikeitė požiūris į pacientą. Pacientas tapo lygiateisių partnerių priimant sprendimus, pasirenkant diagnostikos ar gydymo metodą. Pacientas turi teisę rinktis gydymo įstaigą.
Pasikeitė ir požiūris į gydytoją. Gydytojo žodis ne visada šventas. Bet nepasikeitė vienas dalykas. Sveikata išliko svarbiausia žmogaus gyvenimo dalis ir svarbiausias turtas. Nepasikeitė kitas dalykas. Tarp mokslo ir paciento išliko žmogus gydytojas. Gerbiama Birutė, keletą žodžių, prašau. Aš jums taip pat esu labai dėkingas. Tegul rojas ir nuo jūsų nuolaidžiai. Dar prieš 40 metų važiuodama į Alytų, aš labai didžiavausi, kad važiuoju į labai gerą ligoninę ir į labai jauną gražų miestą. Dirbau labai pažangiuose gydymo įstaigose, šalia labai profesionalių savo kolegų ir labai gerų žmonių. Ir šiandien labai džiugu žiūrėti į gražų Alytų, žiūrėti į daugelį šitų žmonių siekiančių gėrio ir gerbūvio. Ir labai man džiugu, kad aš tapau šio Alytaus miesto dalimi. Noriu pasakyti nuoširdų ačiū visiems man pasakusiems gerą žodį. Nuoširdžiai dėkoju. Ačiū jums. Ačiū jums. Ir 16 mūsų nominacija – Metų didvyriškas poelgis. Metų didvyriškas poelgis. Gerbiama vicemerė, dabar jums reikia paskelbti, kasgi tapo šio poelgio nominacijos nugalėtojų. Šios nominacijos nugalėtoja yra Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė. Kviečiame ligoninės atstovus į sceną. Ši nominacija tai yra mūsų įstaigos įvertinimas. Noriu padėkoti darbuotojams, kurių dėka suvaldyta buvo ekstremali situacija ir atlikta ir suteikta pagalba nukentėjusiems ir besikreipusiems į mūsų priėmimo skubios pagalbos skyrių. Ta sudėtingą vakarą dirbo skyriaus vedėjas Valdas Dumbliauskas, chirurgas Marius Krakauskas, vaikų chirurgė Daiva Vedlugienė, gydytojas neurologas Vytas Jezepčikas, radiologijos technologė Valija Kušinskienė, vidaus ligų gydytoja Mažena Urbšienė, priėmimo skubios pagalbos skyriaus gydytoja Vilma Krušnienė, bendrosios praktikos slaugytojos Gedutė Olertienė, Ineta Mizerienė, Irena Baranauskienė, Birutė Bakūnienė, Rima Kantakevičienė, Žydrūnė Kisliūtė, slaugytojos padėjėjos Daiva Kirmelevičienė, Ramutė Simanavičienė, Vida Verbickienė, registratorės Violeta Ustilienė, Inga Sipavičienė. Šių darbuotojų dėka suteikėme skubes ir kokybiškas paslaugas ne tik nukentėjusiam autobuso keleiviams, bet ir mūsų miesto rajono gyventojams, kurių buvo netoli 100 atvejų. Dar kartą ačiū visam kolektyvui ir mūsų vertintojams. Ko gero daugelis prisimena tą įvykį. Šalia Alytaus, gerbiamas Artūrai, prašau, mikrofonas jums. Labas vakaras, gerbiami vertintojai ir kai kada dalyviai. Stasio Kudirkos ligoninės darbuotojų vardu dėkoju, kad tą mūsų kasdieninį eilinį vakarą jūs įvertinote kaip žygdarbį. Mes po to vakaro aptarinėjome keletą dienų susidariusią situaciją, pavadinome ją tikrai ne žygdarbiu, pavadinome ekstremalią situaciją.
Malonu šitą nominaciją laikyti rankose, kad ta ekstremali situacija užsibaigė sėkmingai, pakankamai sėkmingai pacientam, taip pat pakankamai sėkmingai ir medikams. Tad dar kartą ačiū ir linkiu nebūti ekstremalių situacijos dalyviais visiems. Ponas Artūras, mes čia kalbame apie ekstremalią situaciją ir kas nors galvoja, kas čia buvo, aš net neprisimenu, kas tai buvo. O tai buvo mūsų kaimynų Lenkijos piliečių autobuso avarija čia pat šalia Alytaus. Aš apie tai kalbu. Labai gražų vakarą, nesinori grįžti prie įvykių, bet tai buvo autoįvykis. Tai antras, tai kiek aš dirbu Alytuje, nuo 1977 metų. Kitas buvo 78 ar 9 prie Punios. Tai norisi, kad tokių įvykių būtų kuo mažiau. Arba iš viso nebūtų. Ačiū Jums. Ačiū vicemerai, ačiū Nojui. Nojau, taip ir nepaklausiau. Nojau, tu stosi į mediciną? Ir aš nebejau, kad dar po kažkiek metų, galbūt po 10-12, jis sugrįž į mūsų miesto ligoninę. Šiandien noriu padėkoti visiems. Visiems tiems, kurie siūlė kandidatus, tiems, kurie balsavo, tiems, kurie buvo neabejingi. Kandidatų buvo daug, virš 50, tačiau kiekvienoje nominacijoje, kiekvienas nominuotas ir netgi nepatekęs į trejetuką yra vertas visų mūsų pagarbos. Dėkuoju tiems, kurie balsavo, kurie siūlė, kurie šį vakarą yra čia. Dėkuoju tiems, kurie jau 11 metų gyvena 2019 metais. Metais, kuriuose bus visko, bus daug. Ir metai prasidėjo džiugiomis žiniomis. Gimė 7 alytiškiai, nebejoju, kad iki šios dienos jų jau daugiau. Laikas bėga, o miesto gyvenimas tęsiasi. Ir tavo, ir mano gyvenimas, ir miesto gyvenimas. Diena veja dieną, metai metus. Naujasis miesto rotušės laikrodis tik pradėjo savo darbą, sparčiai ėmė skaičiuoti naujuosius 2019-uosius. Kuris taip skuba? Juk kokiam nors mūsų protėviui prieš kelis šimtus metų Alytaus žemėje įsikūrusiam žmogeliui, tą laikrodžio nei mačiusiam, nei regėjusiam, užtekdavo stebėti didįjį dangaus šviesulį ir niekur neskubėti. Šiuo metu laiku net saulės staiga lyg sustingsta ir niekur nejuda. Nei pirmyn, nei atgal. Tai trunka apie 2 savaitės ir tai yra laikas, kai reikia mąstyti, įvertinti, kas atlikta, susikaupti ir ruoštis būsimiems darbams. Nors nauji metai nauja pradžia, daugelis tiesiog tęsia jau pradėtus darbus. Pasiektų rezultatų išlaikymas kartais irgi reikalauja daug pastangų, valios, jėgų. Tada sakoma, jog norėtųsi, kad ir kiti metai būtų tokie geri, kaip buvo. Visi norėtų gyventi laimingai ir sėkmingai, ko dažniausiai ir buvo linkima šiandienos padėkose ir sveikinimuose. O dabar paklausykit. Dar vienas sveikinimas. Dar viena maža staigmena. Visus jūs šaunieji mano miesto darbštuoliai sveikina pats jauniausias alytiškis Lėja Streikaitė, nes Alytus jau ir jo mažojoje širdelėje. Kas žino, gal po keliasdešimt metų jis stovės šioje scenoje ir garbingai priims Alytaus metų apdovanojimo ženklą. Šiandienio sveikinimo kalba tokia.
širdį davei dovanų ir su ja aš per žemę einu. Tu jaunystę pušynuos likai, veža lapai tai tavo laiškai. Magas rudenį vėjo paštu, juos po kojom vėl paberi tu. Su gaivia bangele, nemune, nemune. Skubo džiaugsmo galia pas mane. Ir težydės, tedainuos ilgiausius metus Alytus. Kai pails žilaplaukė galva, smilčių sauja tebus jai lengva. Gal subuosiu